Laida Tikėjimo vartai. Garbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, taip pat sveikiname su tais, kurie mus žiūrės per YouTube kanalą. Ir šiandieną mes tęsime pokalbių laidą Tikėjimo vartai kartu su atlikėja Rugilė Daujotaitė. Labas, Rugilė. Labas, Sigitai, ir sveiki visi klausytojai. Taip, mes labai džiaugiamės, kad galime vėl kalbėti apie New Age, tą naujojo amžiaus dvasingumą ir kaip jisai yra įsismelkęs į mūsų krikščionišką ir apskritai mūsų žmonių pasaulėžiūrą. Ir kaip Rugilė irgi buvo ten patekusi į tuos tokius gilius ir pavojingus vandenis ir kaip Dievas tave išvedė, tu šiandieną paliudysi ir kartu mes Viešpatie Jėzau norime ateiti pas tave. Mes Viešpatie Jėzau atnešam tau savo gyvenimą, savo tikėjimą. Meldžiam, nuskaidrink mūsų tikėjimą, kad jis būtų grynas, kad būtų pagal tavo valią, kad būtų tas apaštalų tikėjimas, kurį atnešė ir perdavė tavo išrinkti mokiniai. Padėk mums Viešpatie Jėzau išvengti pagundų, netikrų mokymų, netikrų pranašų. Padėk nesusivilioti tais slaptais dalykais, slaptomis žiniomis, slaptomis medžiagomis, slaptomis galiomis, nes Viešpatie ne taip mus išgelbsti, bet tu nori išgelbėti visus, tu turi dosnią širdį, tu apreiški visiems tiesą ir tai, ką šnibždėjai savo apaštalams, yra skelbiama nuo stogų. Viešpatie, meldžiame, kaip tu mūsų išmokei, Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Viešpats tegul palaimina mus, mūsų klausytojus, te saugo nuo visokio blogio, te padeda tikrai atrasti kelią į amžiną gyvenimą. Amen. Na va, tai neatsitiktinai pradėjome maldą, nes šita malda yra, šita tema yra tokia susijusi su dvasinio kova, tai meldžiam tikrai, kad Dievas mus saugotų. Ir dar trumpai priminsiu apie New Age, gal kas įsijungėt pirmą kartą šitą temą. Mes jau 2 laidas rašėme su Rugilė ir prisimenu dar irgi, kad irgi žiūrėjau tokį tavo irgi vaizdo įrašą YouTube, kur tu pakeliui į Euroviziją atlikai tokį kūrinį, kur buvo apie, toks pagoniškas kūrinys, ar ne, dar atskleidė tavo irgi. Buvo. Taip, ir va tas New Age judėjimas, kas tai yra tokio, jeigu trumpai norėčiau priminti, kad tai yra New Age iš anglų kalbos naujasis amžius, su ta mintimi, kad pagal horoskopo zodiako ženklą dabar baigėsi žuvų era ir prasideda vandenio zodiako era, ir maždaug kuri trunka apie 2000 metų. Ir va tas toks sutapimas, kai kuriems žmonėms leido teikti, kad tai yra krikščionybės pabaigos pradžia, kad baigėsi krikščionybė ir dabar mums reikia kažko tai naujo ir kad dangus duoda mums naujus dalykus per įvairiausius angelų apreiškimus, per tie dalykai susijęs su įvairiais bandymais atgaivinti rytų išmintį, atnešti į vakarus tos rytų išminties, bet taip pat ir kartu susijant ją su visokiais slaptais mokymais, kurie galiausiai nuveda į magiją. Ir tas New Age judėjimas apima labai daug dalykų, kuriems galbūt yra girdėti. Jie šiek tiek yra susijęs su rytų religijomis, bet dar labiau susijęs su tokiamis senomis gnostikų erezijomis, kada jie bandė atrasti išgelbėjimą slaptose žiniose.
Ir žmonės ieško ypatingai per ezoteriką, per va štai šitą neidžydėjimą įsismelkiantį, bando ieškoti išgelbėjimo nebe krikščionybėje, nebe krikščioniškame apreiškime, bet dvasingume, kuriame netgi nebėra Dievo, asmeninio Dievo, netgi nebėra blogio, viskas atrodytų yra gera, kuriame yra tokios praktikos kaip paimama hinduizmo religinė praktika, joga, pritaikoma vakarams, aišku, astrologija, įvairūs būrimai, įvairūs reiki, pavyzdžiui, gydymas, bandymas gydyti kažkokiom tai energijom ir neaišku kokiom, taip pat dėmesys įvairiems kristalams, įvairioms medžiagoms, kurios turi tam tikrą, kaip sakome, energetiką, kalba apie persikūnijimus, karmą ir visus šitos dalykus, rytietišką tokią pasaulėžiūrą, kuri prieštarauja krikščioniškai pasaulėžiūrai. Na ir daugybė tų dalykų, tai gal aš tiesiog nebeišsiplėsiu, bet Rugilė, gal tu irgi galėtum papasakoti, prieš tai mes kalbėjom apie tai, kaip Dievas tave vedė ir kaip galiausiai Jėzus tave išgelbėjo nuo tų dalykų, kur tu netgi, kaip sakėjai, užsiminėjai netgi ir šamanizmu, taip? Taip, aš tikrai trokštų papasakot, kaip Jėzus mane išgelbėjo ir tos 2 laidos tai buvo įžanga ir mes sustojome antros laidos gale ties tokius lenkščiu, po kurio aš įžengiau jau į didžiausią tamsą. Tai aš nuo to momento ir pradėsiu. Gerai? Tai užbaigiau antrą laidą tuo, kad buvau pakviesta į psichodelinių narkotikų ajuaskos ceremoniją. Tai yra vieni stipriausių psichodelinių narkotikų pasaulyje, atkeliaujantis iš Pietų Amerikos. Dabar jau pogrindyje plačiai ir smarkiai naudojami Lietuvoje ir visame pasaulyje. Mano paskaičiavimais, kadangi teko pažinti bene visus Lietuvos būtent šitų medžiagų šamanus, kurie yra kiekviename krašte veikia, taip sakant, ir Aukštaitijoje keliose vietose, ir Žemaitijoje, Klaipėdoje, ir kiekvienoje šalyje, rizikuodami tikrai ne tik savo ir dalyvių dvasinių sveikata, bet ir kalėjimu. O ar galėtum trumpai pasakyti šamanas, o pavyzdžiui, kuo jis skiriasi šiaip nuo kokio nors ten, nežinau, mago, burtininko? Šamanas tai yra tarpininkas tarp dvasių pasaulio, mirusiųjų pasaulio ir apskritai visokių energijų ir kabutėse dievų, dievybių ir dvasių ir žmonių. Taip sakant, jis yra mediumas. Jis yra mediumas. Jis yra tarpininkas. Ir panašiai kaip Jėzus Kristus yra tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus, tai šamanas tarsi stoja į Jėzus Kristus vietą, taip? Taip, stoja. Ir daug tokių yra save pasiskelbusių mokytojų ir gurų, kurie daugumą New Age ir sako, kad tokio kaip Kristaus vieno buvimas nėra toks jau svarbus. Ten buvo tas Jėzus, bet jis buvo vienas iš daugelio Kristų. Ir tokie mokytojai, kokie ir aš buvau, mes bandome tapti naujais Kristais. Tai yra tikslas tapti apšviestuoju, nušvistusiuoju. Ir tai yra tas gundimas, aš norėjau tuo užbaigti viską, bet tada pradėsiu jau, kad... Sujaukiu telefoną. Nieko. Kad būsite kaip dievai, tai čia yra melas, kurį gyvatė pačioj pradžioje Ievai ir Rojui pasiūlė, kad jie išsižadėtų, nusigręžtų nuo Dievo ir nebepasitikėtų Dievu viskuo, ką jis jiems sakė, ką draudė, bet jie eitų savo keliu, ieškotų savo tiesos ir taptų kaip dievai. Tai čia yra New Age pagunda, kurią įtikėjo tie vedliai mokytojai, kurie ir aš tuo pačiu tikėjau ir jau beje, ne kartą jau ir buvau pamanius, kad jau man ir pasisekė, ašgi jau deivė. Ir kitus mokau tapti deivėmis bei dievais. Turbūt yra gal dažnai atsivertusiems žmonėm irgi dažnai tokia pagunda ateina, kad aš jau turbūt dabar jau šventas, kai paragauja kažkokių tam tikrų dvasinių patirčių, ar ne, kurios ateina ne iš manęs ir tarsi aš priskiriu tai ne Dievo maloniai, dovanai, kaip sako Paulius, kur buvo pilna nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė, reiškia, kad kuo tu esi didesnis ligonis, to tau didesnė vaistų dozė paskirta, bet tu galvoji, kad tai yra kažkaip iš mano tokio jau pasiekto šventumo, tobulumo ir tos dvasinės patirtys, tokios jau pakilėjimai ir tada jau atrodo, kad aš esu šventas. Taip. Tai nuo ko pradėjau, įžengiau į tą ajuaskos psichodelinių stiprių narkotikų pasaulį, kuris ir Lietuvoje smarkiai išplitęs. Nebaigiau tik tai, kad mano paskaičiavimais prieš 4 metus, kada aš atsiverčiau, nepilnus 4 metus,
Greičiausiai bent jau apie 200 žmonių per vieną savaitgalį praeidavo šias praktikas. Apie pasiekmes viso šito gal po mano liudijimo. Gerai, nes tai yra baisios pasiekmes žmonėms. Aš mačiau 100 žmonių ir Lietuvoje, ir kitose pasaulio šalyse ir žemynuose. Pasiekmes tos pačios, o gal ir dabar pasakyti jau iš karto. Ar šeimos įrimai, aišku, manimas, kad tampi Dievu didžiulis, panerimas į puikybę, tuo tarpu jaučiantis vis šventesniam. Ir kiti jau tampa visi nelygis, bet tu ir jauties pats geriausias, tai puikybės toks visiškai apėjimas. Metimas profesijų, kurioms žmonės ilgus metus dirbo, tvirtinosi, sujaukė protą. Tose ceremonijose tokios mintis, dabar jau būsiu tapytojas, bet tik tai nieko nemokyti, bet jau dabar jau nebe teisininkas, nebe daktaras. Toks gyvenimo kelio smarkus posūkiai, kurie tikrai skaudus būna šeimai, tam pačiam žmogui, artimiesiems ir nebesusikalbėjimas su artimaisiais. Jau išėjimas į kitą koordinačių sistemą, tą New Age-inę, kuri yra labai pavojinga ir tai dabar... Bet čia irgi, aš trumpai įstersiu, čia irgi yra tas pats judesys, ar ne, kad jeigu aš bandau išsigelbėti pats, sukelti pats, atrasti kažkokių slaptų žinių, slaptų metodų ir vadinasi, man reikia pačiam irgi tam tikrų netgi medžiagų, taip, gal dar nepriejom prie to, bet gal turbūt ateis ateityje ir žmonės bandys kažkokius aparatus kurti, kad jie galėtų aukštesnį dvasinį lygį pasiekti. Jau dabar ten yra visokių karmų matavimų, tai yra šitų aurų matavimo prietaisai ir panašiai. Bet reiškia, kad man tada pačiam reikia kažkokių tų medžiagų, kurios irgi man padėtų žemiškai savo jėgomis tarsi užlipti į dangų. Taip, apie tai ir bus mano liudijimas. Ir dar kaip paskutinė tokia įžangėlė, noriu perspėti ypatingai mamas ir tėčius, kad jie suprastų, jog okultinės praktikos ir dalyvavimas New Age ir psichodeliniuose narkotikuose, tai jau yra atverimas durų piktosioms dvasioms, bet ne tik savo. Už save atrodo, tai nieko, jau kaip nors išsikapstysiu, taip žmonės galvoja, bet ir savo vaikams ir kartoms ateinančioms. Tai mes iš tiesų, mano liudijimas irgi yra apie tai, kad mes galim būti paskutiniai toje linijoje, giminių linijoje, kurie užveria duris šitiems okultiniams dalykams. Mano atveju ir mano mama ir močiutė praktikavo ir domėjosi okultizmu. Kitais atvejais dabar tiesiog žmonės visi yra į tai kviečiami, nes be galo populiarios šitos praktikos. Mes su Sigitu jau kalbėjom kitose laidose daugiau apie tai, tai galite jau labiau išmokti atpažinti, kur čia yra New Age'as, o kur krikščionybė. Aš dar gal trumpai pridėsiu, kad irgi New Age tos filosofijos, to dvasingumo tokio be religijos, be institucijos, be Dievo, be velnių, tiesiog tokio jo nereikėtų irgi sutapatinti su okultizmu, kuris yra, jau irgi labai senas, žinot, visokie būrimai, magijos ir taip toliau. Ir vis dėlto jie persidengia, bet kartais tai žmogų velnias nuveda nuo Dievo galiausiai prie magijos. Tai tų dalykų nereiktų sutapatinti, bet jie yra dažnai New Age'as nuveda į okultizmą ir tai mes apie tai dar kalbėsime. Taip. Ir paskutinė įžanga tai yra apie tą saldainio popierėlį. Man labai patiko kunigo Algio Vaickūno toks palyginimas. Jisai kalbėjo daugiau savo pamokslę apie kūniškus malonumus, kurie mus traukia ir atrodo kaip tas saldainis, bet tai yra tik popierėlis, tai yra mirtis supakuota auksinėme saldainio popierėlėje blizgančiame. Tai aš tą patį pritaikau šitą palyginimą ir New Age'ui, ir okultizmui, ir be abejo tiems psichodeliniams narkotikams, kuriuos dėja teko giliai pažinti ir ne tik dalyvauti tose ceremonijose, bet jas ir vesti. 2,5 metų dirbau kaip šamanė šitų narkotikų pogrindyje įvairiose pasaulio šalyse ir žemynuose bei Lietuvoje. O gal yra trumpas klausimėlis, o iš tikrųjų koks yra ryšys, kaip labai susiję narkotikų vartojimas su, pavyzdžiui, tam tikromis New Age apskritai judėjimų, tom magijos, tam tikromis grupėmis. Ar čia yra tik viena tokia siaura sritis iš to New Age'o, ar tas narkotikų vartojimas yra ganėtinai paplitęs? Jis yra labai paplitęs, kaip ir tu pats sakai, visą tai persipina ir patį tą narkotikų vartojimą pats New Age'o ideologijos paaiškina, juk jie nevadinami New Age narkotikais. Čia, kai aš šitai pasakiau savo partneriams praeitie, bet tiems šamanams, tai be galo įsižeidė, sakė, nedrįsk vadinti šventosios medicinos psichotropikais. Tai yra šventoji medicina. Tai yra šventoji medicina. Prie tokios priskiriama tiek marihuana,
tie, kuri beje vadinama tuose ratuose visame pasaulyje Santa Marija. Man net nebūtų apsivertęs liežuvis tuomet vadinti marihuaną, tai yra Santa Marija, šventoji Marija. Tinka, matot, mes apie marihuaną per Marijos radiją. Marijos radiją, jo. Grybukai, ajuaska, San Pedro kaktusai, pejote kaktusai ir čia Lietuvoje visa tai vyksta smarkiai. Aš žinau, kad krikščionys apie tai labai mažai tai išmano ir kunigai taip pat mažai tai išmano, kiek tenka kalbėtis, bet tai vyksta didžiuliu mastu. Šių žmonių vartojančių šitos dalykus yra daug daugiau negu pačių krikščionių praktikuojančių. Ir patys krikščionys yra ištraukiami iš bažnyčios, suvilioti šitų dalykų. Tai labai svarbu apie tai kalbėti ir pažinti, tai dėl to šitai ir darome. Bet labiausiai dėl to aš tai darau, kad paskelbti Jėzaus galę ir kad Jėzus yra gyvasis Dievas, Dievas, kurio aš ieškojau nuo pačios vaikystės, ieškodama tiesos, nes aš jos iš tiesų tikėjau, kad aš jos ieškojau ir tikėjau, kad atradau šitose narkotikos. Tai dabar truputėlį jau į tą liudijimą gerai. Amsterdame mane pakvietė į ajuaskos ceremoniją. Aš nuėjau, man pasakė, kad giedosim universaliosioms visatos sferoms visokias giesmes. Iš tiesų, tai buvo 12 valandų ceremonijos Santo Daime sektoje, visi apsirengę baltai, labai susitvarkę, gražiai vyrai baltais švarkais ir šlipsais, nuostabu vaizdas, tai įspūdingas. Giesmės Jėzui ir Marijai, bei kitiems Senojo testamento, Jonui Krikštytojui, Petrui Šventam, bei šamanų dievybėms iš Pietų Amerikos, iš Afrikos, iš Umbanda religijos pagrindė. Tai yra miksas, ta konkreti sekta, kur aš patekau, bet ajuaskos ir kitų narkotikų vartojimas vyksta ne vien konkrečios šios Santo Daime sektos, apie kurią galite internete susirasti, bet yra pagrindė kontekstas toks senovinis, 20-30 žmonių guli palapinėje, tipyje, šalia pasidėję bliūdus, nes visi vemia per tas ceremonijas, beveik visi patiria siaubingas kančias, raitosi ir šamanų vaidmuo yra suvaldyti visą tą siaubingą procesą. Neva šamanai ir yra, kabutės, egzorcistai. Tai iš pradžių aš tik... Ar jie gal bando pasakyti, kad tai, ką jie blogo patiria, kad čia iš jų išeina tas blogis? Vat, ir čia yra pagrindinė mintis, kad tai yra šventoji medicina, kurios metu apsivaloma yra nuo piktosios dvasios ir kad tie apsėdimai, kurie ten vyksta, aš mačiau tą savo akimis, ką egzorcistų filmuose rodo. Besivartančios akis, putos einančios, 6 vyrai nenulaiko mažos moterėlės. Tai čia buvo kas naktinė realybė mano darbo. Bet iš pradžių tai nebuvo mano darbas, 2,5 metų aš intensyviai praktikavausi, gerdama šitos narkotikus, vis stiprėdama tame dvasinėme pasaulyje jau sugebėjau iš pradžių išsėdėti, išstovėti, nesikankinti atsigulusi ten, bet jau tą 12 valandų negeri, nevalgai, o žodžiu, nardai tose dvasinėse sferose, jos iš tiesų šitie narkotikai ir kiti panašus sukelia sapno būseną budraujant. Smegenyse veikia tos rytis, kurios veikia sapno metu, bet tu esi dar šalia to ir budraujantis. Ir iš tiesų tai yra atveriama erdvė dvasiniam pasauliui, kuri daug krikščionių yra nepatyrę to dvasinio pasaulio ir daug kas net netiki, kad jis tikras. Jie girdėję šventam rašte parašyta, bet jie to patyrimo neturi. Tai vat New Age žmonės tikrai patiria, kad dvasinis pasaulis egzistuoja ir iš tiesų tai būdavo man didelė staigmena, kai tose ceremonijose didžiausi ateistai išeidavo jau tikinčiais į dvasias. Bet jie gelbėtojo neturėjo. Tai tu atsirandi dvasių pasaulyje, atvėręs duris dvasioms, bet gelbėtojo Jėzaus neturi. Bet iš tikrųjų čia nieko naujo, ar ne? Va tas maginis pasaulėvaizdis, pasaulėžiūra, taigi yra nuo pat dar prieš Senąjį testamento laikus turbūt vyravo tas toksai jo bandymas ieškoti dvasių ir mokslas vaneva išlaisvino mus nuo tokios pasaulėžiūros dvasių, bet dabar žmonės vėl į tą grįžta tokį... Tikrai yra tas poreikis žmoguje surasti Dievą, nes Dievas juk mus visus sukūrė ir jie neranda Jėzaus dažnai, bet randa visus kitus tokius New Age-inius paaiškinimus ir galiausiai jiems pasiūlymą patiems tapti dievais, kas yra be galo viliojantis pasiūlymas žmogaus puikybei.
Tai 2,5 metų praktikavausi šitą ir tada gavau pasiūlymą jau ir pačiai dirbti kaip šamanė. Aš sakiau, negaliu iš karto atsakyti tokį rimtą klausimą, man reikia pasimelsti, su Dievu pasitarti ir kabutėse gavau patvirtinimą iš Dievo, kad galiu daryti šitą darbą. Čia viskas fantazijos lygmenyje, visokių ženklų, kurių ieškai irgi New Age. Beje, visi žmonės ir krikščionys laukia ženklų iš Dievo. Ir va, tu čia gerai užsiminė šitą, kad jeigu aš neturiu troškimo vykdyti Dievo valią ir nesu įpratęs ieškoti Dievo valios, pavyzdžiui, šventajame rašte ir maldoje, tai aš galiu labai greitai interpretuoti ženklus, kaip tik tai noriu. Kaip tik noriu. Taip. O jų laukiu ir labai populiarus New Age yra tas synchronicity, sinchronizacijos tas efektas, kur ką galvoji, tas atsitinka, labai ieško visi tų tokių minčių sutapimų. Bet čia tik nukrypimas. Tai tuomet 2,5 metų intensyvokai dirbau kaip šitų psichodelikų šamanė. Mano pačios dvasinis stovis vis blogėjo, fizinis taip pat. Ir kaip nekeista, bet tada man buvo keista. Pas mane sugrįždavo tie patys klientai. Buvo nemažai jų iš Anglijos. Jie atskrisdavo ir į kitą šalį, kad susitikti jau su manim ir tuo žmogum, kuris buvo mano partneris šamanas. Nes po vieno tokio darbo dažniausiai nedirbi. Per naktis jis, aišku, eina tos ceremonijos kaip ir satanistiški dalykai, ne dienos metu, per visą nakties nuo sutemos iki aušros. Ir aš pastebėjau, kad tų žmonių gyvenimai vis griūna labiau, kad jie ateina vis labiau pasikėlę, aišku, vis labiau apsikarstę New Age-niais, tais pakabukais, papuošaliukais, tatuiruotėmis. Pavyzdžiui, gali pasakyti, kas tai, kokie ten ženklai ir... Kryžius tai labai retokai, bet irgi pasitaiko šalia visų kitų. Tai yra įvairiausiai, ypatingai kolibriai, lotosai, totemų. Drugeliai, taip. Drugeliai irgi taip, bet kolibriai ypatingai šitoj būtent. O kodėl? Nes čia neva su ajuaska susijęs dvasinis totemas. Jis kai kam ir iš vizijose pasirodo. Čia atskira turėtų būti laida apie tas vizijos, beje, sutampančias tiems, kurie geria ajuaską, bet gal tik paminėsiu dėl įdomumo. Viena sutampanti vizija, tai žmonės mato didelę gyvatę. Oho. Didžiulė, milžiniška gyvatė, kuri jiems pasirodo vizijose. Ir visi žmonės tą pačią viziją. Ir beveik visi mato tą pačią viziją. Tai, tai ką? O ką jie galvoja, kas yra ta gyvatė, kas jiems paaiškinama? O tai yra pati motina ajuaska, kurios ir prašoma gydymo, ir tai yra pačios motinos ajuaskos išraiška. O ką reiškia ajuaska, gal žinai? Ajuaska, aš pamiršau. Tiks pažiūrėti. Čia iš senovinių tų Pietų Amerikos jau... Taip. Žodžiu, tai yra ajuaskos dvasia, jinai yra moteriška, jinai yra didžioji gydytoja, kuri tave kiaurai pažįsta. Ir ta dvasia, man pačiai būnant šitam dalyke 5 metus, 2,5 metų studijuojant ir labai giliai praktikuojant ir 2,5 jau dirbant kaip šito dalyko ta mediatorė šamanė, tai man šitam ajuaskos dvasia liepia nieko nesidomėti, nieko neskaityti, kad tik iš dvasios aš išmoksiu dalykus, kurių man pakanka. Ar reiškia, kad niekur kitur neieškotum tiesos, bet kad tik iš jos? Taip. Čia buvo labai svarbus dalykas. Čia dažnai žmonės kartais tą liūdį irgi, pavyzdžiui, kurie žmonės turėdami tam tikras neigiamas dvasinės patirtis, irgi sako, kad nereikia nieko skaityti, nieko ten, aš pats turiu pajausti ten ir viską suprasti. Tas pajautimas asmeninis yra iškeltas labai New Age, ir asmeninis jausmas ir širdis neva yra, o čia ir didelis skirtumas su krikščionybė, neva širdis visuomet sako tiesą, taip New Age yra, o ką Biblijoje rašo apie širdį? Biblijoje parašyta, kad nesek savo nedoros širdies palinkimais, pavyzdžiui, arba nesikliauk vien tik įžvalgas savo. Šiaip yra ta mintis, dabar tiksliai nepastuosiu, bet kad mūsų širdis irgi gali būti palinkusi į blogą ir kad dažnai žodis širdis irgi naudojama tame kontekste, kad nesekti tais blogais polinkiais širdies, bet sekti Dievo žodžiu. Bet čia yra didžiulis skirtumas su New Age, nes ten širdis yra viskas. Širdis visada tau rodo tiesą ir kur tik eini, ten teisingai nueisi. Bet čia ir šiuolaikinė psichologija lygiai tą patį sako, tam tikros srovės, kad reiškia aukščiausias, kad nėra absoliučios objektyvios tiesos, bet iš tikrųjų tai, ką tu jauti, tai yra tiesa. Ir tu turi taip gyventi, kaip tu jauti. Jeigu tu jauti, kad pavyzdžiui, aš esu moteris, tai aš vadinasi turiu ir kažkaip tai susipjaustyti ir pasidaryti moterimi, arba panašiai, kad jausmas jo yra toksai iškeltas į pirmą vietą kaip tiesos, bet kažkaip tai nepastebime, kad tas jausmas yra toks labai nepastovus dalykas.
Tai ką, matydama tuos keistus efektus, tuos grįžtančius žmonės vis labiau didesnėse problemuose, vis labiau jiems dvasinis pasaulis trukdė, vaidenasi, sapnai baisus, jie ramybės absoliučiai neranda, vis mažiau ramybės. Ir aš tada jau pradėjau nesuprasti po 2,5 metų, kodėl, juk jiems, čiagi šventoji medicina, jie turėjo būti geriau. Tai čia buvo mano pirmasis didelis raudona vėliava, pirmoji. Nes aš nuoširdžiai tikėjau, kad mes gelbėjame sielą su šita šventąja medicina. Dargi, aš kiekvieną kartą prieš pati gerdama juaską, kas būtina šamanui pačiam, įsivaizduodavau Jėzų ant kryžiaus ir sakydavau, Jėzau, darau tai dėl tavęs, nes tai yra didžiulė fizinė kančia ir dvasinė kančia šitas darbas. Ir aš tai tikėjau, kad darau dėl Jėzus. Tikiu, kad dėl to dabar galiu išgelbėti Jėzaus ir kalbėti šičia. Ir dabar tikrai įsitvėrusi Jėzaus, biblinio Jėzaus, o ne bet kokio neįčinio Jėzaus, kurį aš pati susikūriau ir tikėjau. Aš be to žmonėms sukūrusi istoriją, patobulintą draugės kitos šamanės iš Olandijos istoriją, žmonėms aiškinau, kad ajuaska yra tas pats vynas, kurį geria Jėzus, kad galėtų daryti stebuklus ir kad jo mokiniai irgi atsivertų dieviškas pasaulis. O aš girdėjau iš vienos irgi ekstrasensės tokią mintį, kad reiki irgi yra tas pats būdas, metodas, kurio gydė Jėzus. Tai labai mėgstamas Jėzaus vardu prisidengti ir taip pat aš girdžiu, kad dažnai kas eina pas būrėjas, ekstrasensės, energetinis gyduolės, dažnai ten kabo Jėzus ir Marija, tai mes perspėjom žmonės neapsigauti. Taip, gerbimi klausytojai, čia laida Tikėjimo vartai, prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas ir mes kalbame su atlikėja, muzikantė Rugilė Daujotaitė apie naujojo amžiaus judėjimą ir jo prieštaravimą krikščionybėje, apie įvairius šamanizmo dalykus ir galim tęsti. Jo, ir noriu paskutinį dalyką prieš toliau liudint, kaip pagaliau Jėzus mane išgelbėjo, nes čia yra pagrindinė dalis. Noriu tik pasakyti, kad tokie psichodeliniai narkotikai ir praktikos, jie atveria dvasinį pasaulį, bet juk šėtonas neteina visas juodas ir nesako, dabar aš tave išsityčiosiu iš tavęs ir po truputį nužudysiu ir tavo palikuonis taip pat. Jisai ateina duodamas kažką šiek tiek gero, kažką slapta atimdamas, kažką kartais ir išgydydamas ligas, bet susargdindamas ilgesniam periodui rimčiau, dvasiškai ir fiziškai. Taigi, tose ceremonijose žmonės patirdavo neįtikėtiną alternatyvą dieviškajam grožiui ir šviesai. Aš ten patyriau tokias šviesos būsenas, kur tikrai tikėjau, kad čia yra Dievo pasaulis ir šitam kontekste krikščionybė atrodo tokia nesąmonė, kad tie žmonės be jokių tokių šventųjų medicinų pažintų Dievą, čia juokas. Tame pasaulyje labai skeptiškai ir su tokiu, kaip čia sakyti, pašaipa žiūrima į krikščionis, netikime, kad jie turi tikrai pažinimą Dievo ir manoma, kad jie tose dogmose savo sėdi, nieks nei nežino, kokios ten dogmos, gal vienas kitas iš 1000, nei nesigilina į krikščionybę šiek tiek giliau, jie yra didelės visuomeniai pas mus, kaip žinia, šiais laikais prieš krikščionybę surovė, kaip čia man pasakyti, pamiršau tą žodį. Na taip, ateistinė kokia nors, ar turi mintį pasaulietinė sekularizmo. Bet jo, nusistatymas, žodžiu, didžiulis prieš krikščionybę, jos nei nepažįstant ir aš šitame buvau ir galiu paliudyti, kad yra visiškai skirtingi pasauliai, tie okultistų, New Agerių ir krikščionių. Šitie pasauliai kažkaip jie, žmonės, taigi šitie gatvėse vaikšto jie kartu, bet jie nesusiduria, jie nesidalina savo patirtimis, jie užsidarė savo atskiruose burbuluose ir kai dabar jau aš esu krikščionių burbule, aš suprantu, kiek mažai jie žino apie New Age, o New Ageriai labai mažai apie krikščionybę. Tai tuomet aš išgirdau liudijimą, kai man jau visai tos buvo labai man bloga dvasiškai, aš išdraskyta buvau neįtikėtinai, nesuvaldžiau savo emocijų, minčių, jausmų, man buvo labai blogas minim gyvenime, taip pat tie vaikinai keitės vienas po kito, buvo labai sunku. Ir aš išgirdau netyčia liudijimą krikščionės Doreen Virtue, kuri buvo ne vieną dešimtmetį New Age'o kaip motina, ideologijos, daugybę bestsellerių knygų surašiusi, kortų kaladžių sukūrusi,
Išgirdau jos liudymą YouTube'e, kaip jinai atsivertė krikščionybę. Jinai kalbėjo ir citavo pakartotų įstatymo 18 skyrių, kad tarp jūsų neturi būti jokių pranašautojų, mediumų, raganių, burtininkų, sapnų, ten astrologų, visą tą, ką aš dariau. Ir jinai pasakė, kad Jėzus yra vienas Dievas, šventoji trejybė yra tikrasis Dievas, kiti dievai, tie visi New Age-niai, jie yra demonai apsimetantis dievais. Tai jeigu man taip kažkas pasakytų kitas, galbūt aš ir nepatikėčiau, bet tą kartą šventoji dvasia padarė darbą ir aš sieloje supratau, kad jinai sako tiesą. Ir tuoj pat išsižadėjau visų tų dievų, tik atsimenu įdomų momentą, nežinau, ar jiems pasakyti ačiū ar nepasakyti, ar tik viso gero. Iš mandagumo lygiai reikia sakyti ačiū, bet tada aš suabejojau ir nepasakiau jiems ačiū, atsimint tą momentą. Iš tiesų ir dabar aš tikrai jiems nepasakyčiau ačiū. Tiems demonams, kurie apsimetė šviesos jėgomis, angelais, kad mane nevaveda į šviesą, iš tiesų aš grimzdau į tamsą. Aš gal prisimenu, kaip tik yra toks filmas Nuo gurų iki Jėzus, gal kai kas iš juos esate matę, yra YouTube kanale. Ir Nuo gurų iki Jėzus, kur toksai Jozapas Marija Ferlendas, jis yra ir jo knygų į lietuvių kalbą išversta, pasakoja, kaip jisai turėjo, atsivertęs iš hinduizmo į krikščionybę, pateko į tam tikrą sektą, New Age, tokia okultinė sekta, kur jam buvo sakoma, kad štai čia turi įvairių galių ir kad čia geri angelai tave lydi ir duoda tų galių, pavyzdžiui, ten gydyti ir panašiai. Ir jis to tikėjo, kol galiausiai pateko į vienas mišias, kurias aukojo kunigas egzorcistas ir jis pamatė, kad tie jo angelai, kurie jį lydėjo, jie pradėjo piktžodžiauti ir jis tada suprato, kad čia angelai ne iš Dievo. Kad vis dėlto, štai mes matom, kiek daug yra apgaulės netgi Jėzaus vardu. Pavyzdžiui, šiandien irgi atsiverčiau, pabandžiau susirasti programėlę, Biblijos programėlę ir man pirmoje vietoje išmetė Jehovos liudytojų Biblijos programėlę. Tai kiek daug dalykų yra Jėzaus vardu, kurie nėra krikščioniški. Taip, dabar aš pasakysiu žingsnius, kuriais vyko mano atsivertimas. Pirmas buvo liudijimo išgirdimas, kurį ką tik paminėjau. Antras buvo mano nusprendimas atsisveikinti su visais tais dievais, sudėti kažkur tai atskirai jų visas statulėlės, paveikslus, knygas, kurių buvo mano pilni namai. Dar kol kas nieko su jais nedariau. Trečias žingsnis, aš toliau vedžiau ajuaskos ceremonijas. Vieną didžiulę Lietuvoje, o kitą mažesnė VIP tokia Tenerifėje prie Afrikos, 2 mėnesių bėgyje. Ir ten Tenerifėje vyko sekantis didžiulis žingsnis. Tai aš pirmą kartą meldžiausi Jėzaus vardu. Aš supratau, kad kažkas labai netaip mano gyvenime, tik nesupratau, kas galvau, gal partneriai blogi, nes neatrodė, kad jiem iš tiesų rūpi tie žmonės, kurie ateina į ceremonijas. Gal vaikinas blogas, su kuriuo buvau, gal su juo reikia. Kažkas mano gyvenime netaip. Man labai reikėjo tiesos ir man labai buvo baisu melsti šitą maldą, bet tai buvo pirma malda gyvenime Jėzaus vardu ir aš meldžiausi: Dieve, prašau, parodyk man tiesą Jėzaus vardu. Man buvo labai baisu. Ir ceremonijos metu, ajuaskos ceremonijos, man nuo akių nukrito raištis. Kaip aš staiga per akimirką suvokiau, kad tai, kame aš ten sėdėjau, ta ceremonija, tie žmonės, ką tik parūkė marihuanos, aš pirmą kartą beje tada nerūkiau, nes jau jaučiau, kad kažką man Dievas jau čia parodys svarbaus. Tai buvo mano 10 metų priklausomybė, bet iš Dievo malonės aš net nenorėjau jos rūkyti pirmą kartą, nes jaučiau, kad kažkas vyksta didelio. O ar marihuanos sukelia priklausomybę? Va dabar kaip tik valdžia nori įteisinti tos narkotikus. Sukelia be abejonės psichologinę, dvasinę priklausomybę. Tai yra lengvas pasilengvinimas nuo problemų, staiga tau pasidaro daug geriau, tu jau nebesirūpini, tai kaip gali netapti priklausomas. Tu visas baimėje, nežinai kaip išsivaduoti, parūkai ir po minutės tau jau viskas gerai. Tai aišku. Bet pasekmės būna blogos. Labai blogos. Ir ilgalaikiai perspektyvai ir karjeroje šiems žmonėms beveik niekam nesiseka ir asmeniniuose santykiuose ilgalaikiai planai nesivysto. Tai va, toks išplaukęs žmogus, jie tokie geri žmonės, atrodo pasauliui, tik savo negeri, bet pasauliui tai geri dažnai žmonės. Žodžiu, man nukrito raištis ir aš suvokiau, kad kas čia vyksta, tai yra ne iš Dievo, kad tie visi besikankinantis žmonės, čia vat besiraitantis šalia manęs ant grindų, apsėsti, kankinami
piktosios dvasios, o ne priešingai nei kad mes tikėjome, kad piktoji dvasia iš jų išeina ir jie tampa laisvi. Staiga aš paaiškėjau, kad atvirkščiai viskas į juos, ar ne? Ir tai buvo mano pirmasis Dievo stebuklas, išlaisvinimas nuo narkotikų. Čia vyko beveik prieš 4 metus, per Valentino dieną bus 4 metai. Nuo to laiko aš neturėjau jokio neblaivaus daugiau dalyko ir neturėjau troškimo tam. Bet va kaip tu gerai pastebėjai, kad šėtonas yra melo tėvas ir va kaip svarbu yra tiesos ieškojimas. Va mes per laidą ir stengiamės ne tik, kad paliudyti kokias nors va tokias jausminės patirtis, kaip tenais patyriau kokią šviesą ar panašiai, bet va ieškoti tiesos. Nes būtent šėtonas laiko mus mele ir va kaip tu irgi paminėjai, pradiškai tiesa tave išlaisvina. Tiesa, ir pirma malda buvo tiesos. Ačiū Dievui, kad įkvėpė tokią maldą. Nors ir buvau gilumoje New Age'o. Ir Jėzus sako, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Ir jis mane padarė po šitos laidos laisva, stebuklingai nuo narkotikų, nuo 10 metų priklausomybės žoliai. Pati bandžiau, mes daug kartų nepavyko. Tolimesnis žingsnis. Išėjau iš šamanizmo, teko nutraukti visus ryšius su tais žmonėmis. Aš jau buvau didelėse grupėse New Agerių stipriuose Lietuvoje, ten ir Facebooko grupės ir viskas atskiras burbulas, kur krikščionėms nosis ten nematyti. Tai jie mane išmetė ir patys iš tų grupių ir nutraukė santykius su manim. Savo ratus jie paskelbė, kad aš išprotėjau, nes jiem reikėjo kažkaip paaiškinti, kaip viena iš 7-8 tų Lietuvos šamanių, maksimum kiek tuo metu buvo, su šitais narkotikais dirbančių, kaip jie dabar jau nebepalaiko šito viso dalyko. Juk jie taigi tik reklamavo kaip didžiausią gėrį. Tai va, aš jiems dar iki šios dienos esu išprotėjusi, bet žinau, kad ne vienas iš jų ir šitą laidą klauso ir gal dabar jau laiko bėgėje mato, kad viskas su manim tik gerin gyvenime, o ne blogin. Iš Dievo malonės. Iš Dievo malonės. Sekantis žingsnis buvo egzorcisto sutikimas Kęstučio Rugevičiaus. Aš jį susitikau Vytautinėje, lyg ir per netyčią, bet čia buvo irgi Dievo didžiulė malonė. Ir jis man aš jo prašiau egzortų. Per 5 minutės pasakiau, kur buvau, ką dariau, kad kitus žmonės vėliau į tą okultizmą, paleistuvystėje gyvenau, narkotikuose. Jisai sakė, negaliu tau skaityti egzorto, pirmą turi atlikti viso gyvenimo išpažinti ir viso gyvenimo atleidimus. Besiruošiant šitiem labai svarbiem žingsniam. Viso gyvenimo atleidimus? Taip, surašyti ant popieriaus turėjau, koks žmogus, vardas, kaip jis skaudino žodžiu arba darbu mane, kad aš jam pasiryžtų atleisti. Ar reiškia, jeigu nori priimti Dievo atleidimą, turi pati atleisti? Jo, nes per tą neatleidimą labai šėtonas stipriai gali mus veikti ir žaizdos tos gilios lieka, tai mes turim pasiryžti atleisti, nes kitaip, jisai man toks buvo jo receptas kaip dvasios žmogaus, patyrusio vidinio gydymo specialisto, egzorcisto Kęstučio Rugevičiaus. Taigi, besiruošiant šitiems dalykams, kas užtruko kelis mėnesius, aš nuvykau į Amsterdamą, pagaliau blaiva keletą mėnesių. Pagaliau apsigyniau magistrą, kurį buvau nukėlus 4 metams, dėl tų šamanizmų negalėjau susikoncentruoti visiškai. Paskutinę ten dieną apsigyniau, kol man ten galima buvo. Ir grįžau į Lietuvą be galo draskoma sieloje. Atrodė, kad viskas dabar aš turiu eiti psichiatrinį. Žinau, kad šamanai man nepadės, aš ten nesiruošiu kreiptis ir jokie burtininkai. Skaičiau jau Bibliją, Jėzų jau skelbiau, nors dar pati nepažinau šventosios dvasios, bet tikėjau, kad tai yra kelias. Buvau be galo smarkiai draskoma. Supratau, kad velnis nenori manęs paleisti iš to, ko aš buvau, dar su visomis žiniomis, kurias turiu. Tada aš meldžiaus 2 kartą Jėzui. Ir tai buvo Velykos. Aš meldžiausi 2 kartą Jėzaus vardu. Ir aš meldžiausi, Dieve, prašau išgelbėk mane. Aš noriu tau tarnauti ir tu tai žinai. Tik prašau išgelbėk mane. Ir nuėjau miegoti giliai kalbėdamasi su Dievu širdyje, bet labai ir smarkiai draskoma, bei įsijungusi lovoje filmą apie Jėzaus gyvenimą, nes buvo Velykos, kaip ir tinka. Ir aš norėjau. Užmigau, atsibundu, paskutinis vaizdas mano praeito gyvenimo prieš išlaisvinimą, kurį tuoj apibūdinsiu, buvo Jėzus ant kryžiaus. Aš tik uždariau kompiuterį ir atsikėliau ryte. Man buvo gera, ramu, džiaugsmas. Ir aš nesupratau, kas čia atsitiko, nes jau nuo 18 metų, reiškia 12 metų, man buvo rytinė depresija, aš jau rūkiau žolę per tą laiką. Ir aš nenorėdavau nei gyventi, kad ir kaip išorėje sekėsi, o išorėje man sekėsi. Ant scenos kaip dainininkė ir žodžiu.
ir šamaniai dar pogrindį. Bet įdomu ir, kad sakė, Jėzų išgelbėk mane, bet jo ir vardas reiškia Dievas išgelbsti. Va, kaip gražu. Tai man buvo gerai ir aš nespratau, ką daryti su tuo, nes man vis laik būdavo bloga, aš nenorėjau gyventi. 2-3 valandas trukdavo įsivažiavimas į gyvenimą kiekvieną rytą. Taigi, galvau, pamiegosiu dar ir tada jau kelsiuosi, bet neišėjau užmigti. Išėjau, man buvo ir toliau gera. Man baisiausia už viską buvo, kas bus, kai šitas šventumo jausmas, džiaugsmo, jeigu jisai praeitų. Bet aš noriu pasakyti, kad tą rytą aš buvau išlaisvinta nuo paleistuvystės, nuo pornografijos, priklausomybės, masturbacijos, lytinių nesantuokinių santykių, nors tada aš dar net nežinau, kad tai nuodėmė, įsivaizduoju. Tuomet aš nuėjau pas dvasios tėvą, sekantis žingsnis. Atlikau viso gyvenimo atleidimus. Neįtikėtini klodai nusiplovino, net fiziškai aš jaučiau, kaip kažkas viduje persikeitinėje, nežinau kas, bet persikeitinė. Kitą dieną per savo gimtadienį atlikau viso gyvenimo išpažinti. Vėl viskas, klodai, su didžiulė Kęstučio Jurgevičiaus palaikymo malda, kai aš tuos dalykus atlikinėjau. O kaip tu manai, va, tas dvasios tėvo turėjimas irgi kokia reikšmė yra tame, ar būtinai kiekvienam žmogui turėti, pavyzdžiui, dvasios tėvą? Tai dar po pusės metų, po šitų įvykių, aš žinau, kad man būtina turėti dvasios tėvą, išėjus iš tokios tamsos ir taip lengvai, kaip ir perspėjo mane ir kunigas Arnoldas Valkauskas, egzorcistas, pas kurį irgi buvau, jis ir kiti sako, nepaleis piktasis taip lengvai ir visą gyvenimą nepaleis. Ir šiaip kiekvieną žmogų iki pat mirties gundis. Šėtonas tie, kas nori laimingo ir šviesaus gyvenimo ir tikisi, kad krikščionybė jau atras atsakymą, tai jis nebus be pagundų ir be didžiulės kovos. Mes turim kovoti dėl Jėzaus ir kartu su Jėzumi. Ir tavo klausimas dėl dvasios tėvo. Man ir tiems žmonėms, kurie išeina iš okultizmo ir nori atrasti tiesos kelią ir šviesos, manau, kad tai yra labai svarbus dalykas. Tik aišku, turim pasirinkti, kaip sako ir katekizmas cituoja Kryžiaus Joną, kad panašiai, jeigu savo žemiškas vertybės patikime ne bet kam, tai tuo labiau savo sielą negalim patikėti bet kam. Tai tikrai turime atsakingai pasirinkti tą žmogų, kurio norime turėti tokį ir klusnumo santykį, išmintingo klusnumo ir kad su tikėjimu, kad Dievas per jį mane ves. Jeigu galiu keliais sakiniais užbaigti tą savo istoriją, dabar nuo to laiko praėjo 3 metai, aš einu kartu su bažnyčia, katalikų bažnyčia, artimieji mano yra kunigai, vienuoliai ir tikintys giliai ir daug metų žmonės. Dabar jau 1.5 metų kasdien lankau šventose mišiose, man yra švenčiausias sakramento priėmimas, komunijos, tai didžiausias tas palaikymas šitame kelyje ir aš noriu trokštų Jėzų priimti kasdieną, dabar yra adoracija kasdienė, ne visi taip intensyviai pasirinks ir galbūt negali šeimas turėdami dvasinį gyvenimą ir sakramentinį aktyvų, bet man tai būtina, aš tikiu dėl to ir galiu čia kalbėti ir dalintis šituo išlaisvinimo keliu. Tai šalia turiu stipres bendruomenės, kurie už mane meldžiasi, mes draugam su gyvaisiais akmenimis, su gailestingumo versme, kitais tikinčiaisiais iš visos Lietuvos. Tai tikrai Jėzaus tai buvo vardu, išlaisvinimas, Jėzus yra gyvasis Dievas. Dabar sulaukiau ne vieno žmogaus skambučio po 2 laidų, kurie norėtų jau išeiti iš okultizmo, nes jau suprato, kad tai yra blogis, bet nežino kaip. Tai čia aš trumpai pasakiau gan standartinius ar nelaisvinimus ir katalikų kelių ėjimo žingsnius iš okultizmo išeinant, kuriuos aš paminėjau. Bet būtina yra adekvatus dvasinis vedimas, reiškia kalbėti su tai išmanančiu kunigų, geriausia kunigų egzorcistų, ar ne, arba tikrai tai išmanančių ir nuolatinis. Ir tada paminėjai bendruomenę, čia irgi labai svarbus dalykas, kad velnias dažnai mus nori uždaryti, izoliuoti nuo kitų ir mes tada patys esam savo labai faini. Bet kada ateini į bendruomenę, mes galim ir kartu dalintis dovanomis, bet kartu ir netgi pastebėti savo klaidas, savo mažumą. Tai ta bendruomenė ir apskritai turėti tokį palaikymą dvasinį. Irgi labai svarbu tame gydymo kelyje turbūt bendruomenė, ar ne? Tikinčiųjų bendruomenė. Ir apie ką mes su tavimi jau kalbėjom, paklusnumas, kas yra labai, labai nemėgstamas dalykas New Age. Taip, toks jo išmintingas klusnumas, kur tiesiog, jeigu tu turi troškimą vykdyti Dievo valią ir jeigu tu protu supranti, kad tai yra gerai, kad tai
neprieštarauja Dievo įsakymams, tai be abejo didesnis gėris būtų paklusti negu nepaklusti. Taip. Išvada tokia, mes nebūsime dievais, Jėzus yra Dievas, mes esame jo kūriniai, mes niekuomet nebūsim niekuo panašaus į Jėzų. Ir jo vardas tikrai turi didžiulę galę, yra laisvinantis, jis yra gyvas. Tai ačiū labai, Rugilė, mes jau turim baigti laidą. Tikrai dėkoju už liudymą ir dėkoju Dievui, kad davė tau ir drąsos paliudyti, bet kartu ir kad tave veda ir mes visą laiką, kuo esame mažesni kaip vaikai, tuo labiau Dievas mus veda ir globoja. Ir gal norėtum dar pabaigą kokią nors mintį dar pasakyti klausytojams. Pasitikėkit ir gilinkitės į katalikų bažnyčios lobius, nepasitikėkite tom keliomis mintimis blogomis, kurias išgirdot iš visuomenės, kurios yra populiarios apie katalikų bažnyčią. Tai yra lobiai 4 ir 2 tūkstančių metų sukrauti šventųjų, nuostabių mokslo, proto žmonių, dvasios žmonių. Neatmeskite taip lengvai katalikybės, kuri čia atrodo nelabai įdomi, nes jinai čia pat po nosimi ir yra valstybinė ar ne valstybinė religija. Ne, nėra valstybinė, bet viena iš tradicinių religijų. Nu, ta vat pagrindinė šiaip tai Lietuvoje, ar ne? Nu, daugiausiai. Statistiškai svarbiausia. Man užtat jin atrodė nuobodi, tai žinokit, labai suklydau, ieškodama kažkur tai svetur, už girių ir kalnų, nuklydau, katalikų bažnyčia yra nuostabus lobis. Ačiū, Rugilė, tikrai. Tai galim užbaigti maldą. Viešpatie Dieve, dėkojam tau už tavo sūnų, Jėzų Kristų, kurį tu atsiuntei mūsų gelbėti. Ir meldžiame, padėk nieko nebranginti labiau už jį, padėk neiškeisti to lobio į kažkokius menkaverčius dalykus. Tebūnie garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Viešpats mus te palaimina, te saugona visokio blogio, te nuveda mus į amžinai gyvenimą. Amen. Sudie. Sudie. Laida Tikėjimo vartai.